Šiandien aš papasakosiu apie vakarų medicinos ištakas, apie jos sąsajas su sapnais. Leisimės patyrinėti antikos laikus siekiančią gydymo inkubaciją tradiciją, kurioje išgyjimas įvykdavęs pasirodžius gydančiam sapnui. Gydymo inkubacija tradicija gyvavo senovės Graikijoje, vėliau Romos imperijoje maždaug nuo 1300 metų prieš mūsų erą iki 600 metų mūsų eroje, kuomet Romos imperija jau tapo sukrikščioninta. Girdisi? Garsiau. Va dabar geriau? Gerai. Šventyklų gydyklų kompleksai, kuriuose vykdavo gydymas sapnais, buvo vadinami asklepijonais, dievo Asklepijaus garbei. Bendrai per visą Asklepijaus kulto laikotarpį archeologai randa apie 320 asklepijonų, išsibarsčiusių po Graikiją, Romos imperiją, Mažąją Aziją. Patys svarbiausi buvo Epidauro, čia mes matome nuotrauką iš jo, Peloponeso pusiasalyje Graikijoje, Koso esantis Koso saloje, jame darbavosi Hipokratas, šiek tiek vėliau papasakosiu apie šį gydytoją, Pergamo asklepijonas esantis dabartinėje Turkijos teritorijoje, kur dirbo Galenas, taip pat vienas iš vakarų medicinos pradininkų. Asklepijono būta ir pačiame Romos mieste, Tiberio upės saloje, Atėnuose, Akropolio papėdėje ir dar daug kur kitur. Bene svarbiausias asklepijonas buvo Graikijos Peloponeso pusiasalyje Epidauro vietovėje esantis šventyklų ir gydyklų kompleksas, gyvavęs nepilną 1000 metų. Paskutiniai įrašai liudijimai apie pagijimus yra likę iš 355 mūsų eros metų. Tai buvo savotiškos santariškės arba Kauno klinikos, nes piligrimai ieškodami išgyjimo keliaudavo iš viso Viduržemio jūros regiono į šį asklepijoną. Sergantis tiek fizinėmis ligomis, tiek psichologiniais, dvasiniais negalavimais, jie apsistodavo asklepijone ir laukdami, kol bus pakviesti inkubacijai, atlikdavo įvairius apsivalymo ritualus, stebėdavo graikų dramas, sužadinančias jausmus ir laukdavo ženklo kviečiančio eiti į atsiskyrimą, į specialią patalpą, kur tikėdavosi sapne išvysti dievą Asklepijų ir patirti stebuklingą išgyjimą. Yra likę daug liudijimų apie stebuklingą išgyjimą sapnuose pasirodžius Asklepijui. Jie būdavo surašomi ant stelų ir kabėjo čia pat šventykloje, kaip pagijimo liudijimai. Iš čia kilusi ir votų tradicija krikščionybėje. Pirmiausia, derėtų gal susipažinti su šiuo užjaučiančio ir mylinčio žvilgsnio dievu, kaip jį yra pavadinęs vienas mitologas, ir dievu Asklepijumi. Jo vardas išvertus reiškia nepaliaujamai švelnus. Taigi, kokia jo kilmė ir istorija? Senovės Graikijoje buvo manoma, kad gebėjimas pranašauti glūdi žemėje. Iš čia kilo orakulų pranašautojų tradicija. Dar daugiau, buvo galvojama, kad ir sapnų vaizdiniai ir net patys sapnai kyla iš žemės gelmių. Euripidas štai kreipiasi į žemę tokiais žodžiais: Pone žemė, juodasparnių sapnų motina. Dar iki helenistinėje Graikijoje šios ypatingos pranašysčių vietos buvo siejamos su deivės motinos kultu. Juk pradžioje ir Delfo orakulas buvęs Gajo šventykloje, kur, kaip žinia, Pitonas, ar ne, iš požemio gyvatė, didelė gyvenanti, ar ne, keldavo tas pranašystės. Neišimtis ir Epidauras, kadaise čia buvo Gajo šventykla su gyvačių kultu, ilgainiui virtusi Asklepijonu. Taigi, pagal vieną iš Asklepijaus kilmės versijų, Asklepijas nuo pat pradžių yra buvęs vienas iš dvasių gyvenančių tamsioje žemės saloje, taip vadinamų chtonijojų. Kaip ir visi chtoniški dievai, Asklepijus stipriai buvo susijęs su vietove, taigi buvęs genijus Loki ir garbintas buvo šalia giraičių ir šaltinių. Vėliau Mikėnų ir Homero eroje, tai yra 750 metai, jis humanizuojamas, tampa jau herojiškų gyduolių, tokį mes jį sutinkame Iliadoje. Ankstyvajame klasikinėme graikų periode, 5 amžius prieš mūsų erą, jis tampa dangiško Olimpo dievu. Bet net ir tuomet, kai Dzeuso buvo iškeltas į Olimpą, Asklepijaus gydymo mene lieka svarbiausios jo chtoniškosios savybės. Iki šių dienų yra atėjęs jau helenistinių laikų Asklepijaus gimimo mitas aprašytas Ovidijaus metamorfozėse. Jisai sako, kad saulės dievas Apolonas pamilo mirtingąją Koronę.
Kuomet Koronė jau laukėsi Apolono sūnaus būsimojo Asklepijaus, jis sulaužė ištikimybę su mirtinguoju Ischis ir už tai Artemidės buvo nubausta sudeginti ant laužo. Apolonas išgelbsti savo sūnų Asklepijų, ištraukdamas jį iš mirusios motinos įsčių, kai ši jau buvo apimta laužo liepsnų. Toks dramatiškas gimimas Asklepijaus yra, ne? Ant ribos tarp mirties ir gyvybės visiškai. Tėvas Apolonas atidavė savo sūnų auginti ir auklėti Chironui, išmintingiausiam ir švelniausiam iš kentaurų. Chironas pats buvo sužeistas gyduolis, nes jį Heraklis per klaidą pašovė į kelio sąnarį. Čia Asklepijus. Nes jį pašovė į kelio sąnarį ir dėl ko atsiverė negyjanti žaizda. Chironas perdavė Asklepijui savo gausias gydymo meno žinias apie gydymą žolelėmis, vandeniu, užkalbėjimais, tokį gamtinį principą. Apolonas apdovanoja sūnų racionaliuoju principu, gebėjimu diagnozuoti, įžvalgą. Tuo tarpu Atėnė dovanoja jam 2 indus medūzos gorgonės kraujo. Pats Asklepijus prie šių dovanų prideda savąjį gydymo žodžių būdą skirtą sujauktoms žmonių sieloms, jų kančias palengvinti ir taip pat dovanoja mirtingiesiems gydančius sapnus. Ilgainiui garsas apie puikų gyduolį plačiai pasklinda. Sykį priprašyta žmonių, Asklepijus prikelia jauną vyrą Hipolitą iš mirusiųjų. Dzeusas su Hadu sunerimsta dėl tokio Asklepijaus uolumo, jie įžvelgia kilus grėsmei pasaulio nustatytai tvarkai. Užsirūstinęs Dzeusas trenkia Asklepijų žaibu ir nužudo jį. Tačiau net ir nužengęs į Hado karalystę, Asklepijus išsiprašo Dzeuso leidimo toliau gydyti žmones. Taip jis ilgai darbuojasi ir iš mirties karalystės, kol pagaliau Dzeuso įvertinamas ir išaukštinamas kaip gydymo dievas, prilyginus jį kitiems dievams. Taigi, tiek Asklepijaus gimimas, tiek ir jo mirtis yra labai dramatiški ir sietini su jo gale būti tarpininku tarp šio ir ano pasaulio, būti riboje, mirti ir atgimti. Analitikas Mayer pabrėžia moteriškų deivių svarbą Asklepijaus kulte. Štai jo žmona Epionė, išvertus reiškia švelnioji, dukros Higėja, išvertus sveikata, Panacėja, viską išgydanti, Jaso, gyduolė, mes iš Jaso turim iatriją, tai psichiatrija, geriatrija, tai pakliūna į mūsų terminologiją. Taigi visos šios moterys buvo Asklepijaus palydovės ir padėjėjos. Moterų svarba yra dar viena nuoroda į Asklepijaus matristinę kilmę iš tos pirminės deivės šventyklos. Trumpam užsukime šį įspūdingą šventyklų kompleksą Epidaurę, apsuptą kalnų ir persmelktą pušų aromato. Išskyrus bene, taip ir čia aš įdėjau tokią schemą, tiesiog norėdama parodyti, kad Asklepijonas buvo iš tikrųjų labai didelis ir turėjo daugybę pastatų, daugybę erdvių. Tačiau mes šiandien apsistosime prie pagrindinių štai šitų 3 susikoncentravusių aplink pačią senąją buvusią Gajos šventyklą, nes čia yra buvęs būtent tas šulinys, prie kurio ir būdavo garbinamos gyvatės ir būdavo pačios pirmos inkubacijos praktikos atliekamos. Pirmiausia, ten viduryje stovėjo šventykla Asklepijui, šalia yra svarbus vienas seniausių Asklepijono pastatų, 6 amžiumi prieš mūsų erą datuojamas Abatonas. Išvertus iš graikų kalbos, Abatonas reiškia neįžengiamas, taigi neprieinamas tiems, kurie nėra pasiruošę susitikti su Asklepijumi. Būtent čia vykdavusi inkubacija. Pastatas buvęs ilgas ir siauras stovėjo ant šlaito. Jisai buvo sudarytas iš 2 dalių. Vienoje dalyje būdavo manoma, kad susitikdavo su šventikais ir klausydavo pagijimų liudijimų, konsultuodavosi. Ir tolimesnėje dalyje, antroje buvo molio plakti gultai, kur ir vykdavo inkubacija. Ir mes matome bandymą rekonstruoti, kaip tai galėjo atrodyti. Yra daugybė gultų tam piešinyje, kur ir žmonės atsigulę naktį tikėdavosi Dievo apsilankymo. Įdomu tai, kad taip, kiek vėlesnis jau pastatas yra Tolos, taip vadinamas.
kas reiškia apvalus, tačiau keliautojas Pauzanius jį pavadina timelė, išvertus iš graikų kalbos, tai reiškia aukojimą. Ir šis pastatas sudarytas iš 2 kolonadų eilių. Iš išorės matome kolonas ir centre ir aukojimas. Taigi čia būdavo aukojamos aukos tai chtoniškam Asklepijaus aspektui. Manoma, kad Dievui, kuomet jis galbūt kaip tik buvo Hado karalystėje ir gydė. Ir tokie analogiški pastatai yra sutinkami visuose Asklepijonuose. Mes galime ir mažesnius matyti ir Atėnuose, ir Koso saloje. Manoma, kad jie buvo susiję su... Tai buvo tarsi altorius, tačiau pats žodis altorius yra nuo žodžio altus, yra aukštas, tai yra kai auką mes dedame tam, kad pasiektų dangiškus dievus turbūt. Tačiau čia altorius buvo nukreiptas į žemę. Pačiame centre šio pastato buvo grindys, kurias paslinkus galėdavai patekti po žeminį labirintą, koncentrinių ratų labirintą, kuriame gyveno gyvatės, buvo laikomos gyvatės ir jom buvo aukojama. Manoma, kad Pergamo Asklepijone tokiame pastate bėgo vanduo ir tekėjo vanduo ir tenai tos gyvatės, kažkaip su to vandeniu irgi buvo plaukiodavo jame. Vanduo buvo vienas esminių visų gydymo ritualo dalių. Tarp šventyklų tryško fontanai, buvo atskiri pastatai su voniomis, kur prieš inkubaciją žmogus atlikdavo ritualinius apsiplovimus. Ir taip pat būtent abatone, prieš tai mano rodytam, buvo tas šaltinis, jau mano minėtas iš dar Gajo šventyklos laikų. Įdomu tai, kad čia taip rekonstruota irgi, kaip galėjo tas atrodyti. Šiaip yra iš tikrųjų viskas sugriuvę, išlikė tik tai amfiteatras gerai išsilaikė šiais laikais, visa kita yra vaizduotėje atstatoma. Įdomu tai, kad 4 mūsų eros amžiuje krikščionių autoriai nurodo Asklepijaus kapą esant Epidaure. Išties, šis požemio labirintas esantis tolos primena tą Hado karalystę, iš kurios galbūt Asklepijus ir gydė. Ir įdomu tai, kad šio požeminio labirinto esančio tam tolos Rūsyje aukštis sutampa su gultų aukščiais, kuriuose buvo atliekama inkubacija, nes abatono pastatas stovėjo truputėlį šlaite. Taigi, inkubacija tarsi vykdavosi nusileidus į Hado karalystę susitikti su ten esančiu Asklepijumi. Kaip Majeris sakė, inkubantas išgydavo ir atgimdavo po vizito į požeminį pasaulį. Kasgi vykdavo Asklepijone? Kol atvykęs sulaukdavo kulminacinio momento pakvietimo į abatoną, Asklepijone jis atlikdavo visą eilę paruošiamųjų veiksmų. Pradžioje vyko apvalomieji aukojimo ritualai, buvo stebimos graikų dramos, buvo stadionas, kuriuose buvo stiprinamas kūnas, aišku, bendraujama su šventikais, pasakojama, klausoma išgyjimo liudijimų. Ir, kaip sako analitikas, kad vyko pasiruošimas ir ritualai buvo skirti orkestruoti tam tikrą transpersonalinį sapno patyrimą, kurio metu galėjo įvykti epifanija ir stebuklai. Žinoma, kulminacinis gydymo Asklepijone momentas be abejo buvo miegojimas abatone ir sapno pasirodymas. Tai koksgi sapnas buvo gydantis? Asklepijus sapne pasirodydavęs arba savo žmogiškuoju pavidalu, kartais lydimas dukterų, Higėjos dažniausiai yra vaizduojama, tačiau kartais jis pasirodydavęs ir teriomorfiniu, tai yra savo gyvūnų pavidalu. Ir buvo 3 Asklepijaus gyvūnai, gyvatė, šuo ir gaidys. Tai dažniausia liudijimai yra apie pasirodymą gyvatės pavidalu. Gyvūnai galėdavo ir įgelti, kas reikšdavo tokį dievo prisilietimą prie tokį gydantį įgelimą. Ir tik vaizdžiai kalba apie šį momentą. Galų gale yra išgirstamas kvietimas nusileisti pasąmonę ir grįžti į gimdą, kur pradinė žaizda puliuoja, laukiant gydančio vizito. Tuomet Kairos šventame gydymo ir sapno laike archetipinis gyduolis senais ar moderniais savo pavidalais priliečia klientą. Taigi, tikas jau čia
prilygina šitą patyrimą psichoterapijai. Beje, ir pats žodis psichoterapija išvertus iš graikų kalbos reiškia sielos palydėtojas. Taigi palydimą į motinos žemės įsčios, kur per inkubaciją, maitinimą ir prisilietimą, sapno ir padedančio gyvūno pagalba žmogus patiria pirmykščių gyvybę teikiančių gamtos ir dvasios energijų sugrįžimą. Pačiam sapnui buvo suteikiamas autonomiškumas ir pagarbiai sakoma, mane aplankė sapnas. Užuot sakius, kad aš sapnavau, ne aš kuriu sapną, ne mano mažasis ego, bet mane aplanko sapnas kaip dievybė. Asklepijaus tradicijoje sapnai buvo daug daugiau negu fantazijos, tai buvo objektyvūs faktai, stebuklas ir asmeninis Dievo vizitas. Koks buvo šventikų vaidmuo Asklepijone? Gydytojai šventikai lydėdavo per visą procesą, bet išgyjimas vykdavo pačių ligonių sunkiai išvarto susitikimo su Dievu metu. Šia prasme, senieji Asklepijono šventikai primena veikiau šiuolaikinį psichoterapeutą, kuris taip pat yra vedlys kliento kelyje susitikti su paties kliento gydančiomis galiomis, nei šiuolaikinį medicinos gydytoją, jau daugiau autoritetingą figūrą, vaistais ir intervencijomis aktyviai inicijuojantį ir įtakojantį gydymo procesą. Tačiau laikui bėgant, kaip aš jau ir minėjau truputėlį, kad Hipokratas yra kilęs ar ne, irgi darbavosi Asklepijone. Ir Hipokrato laikais, tai yra 5 amžius prieš mūsų erą, įsigali, keičiasi labai ideologinis klimatas. Pradeda klestėti racionalioji graikų mintis ir nuo mito pereinama prie racijo. Dievai tebeveikia, tačiau jie nėra tiek įtakingi kaip iki to laiko. Ir štai Hipokrato, kodėl jis yra laikomas vakarų medicinos tėvu, dėl to, kad jis padarė ženklų tokį posūkį. Jisai paisė sapnų ir taip darbavosi Asklepijonuose, paisė sapnų, tačiau jau matė juos daugiau kaip diagnostinius arba galinčius, nurodyti gydymo, tokį farmakologinį tarsi turintis reikšmę. Pavyzdžiui, jisai minėjo, jeigu žmogus sapnuoja sausrą, tai gali reikšti, kad jam yra anemija. Arba jeigu sapnuoja potvinį, tai galbūt jau yra aukštas kraujospūdis. Jeigu žmogus sapnuoja šulinius ir šaltinius, tai tikriausiai kalba apie jo uropoetinę sistemą, šlapimo takų sistemą. Taigi, Hipokratas nebemato sapno kaip to dieviško prisilietimo, bet žvelgia į jį kaip į diagnostiką daugiau. Ir ieško patarimo tenai. Ir mitologas Kerengi taikliai nusako, kad iki Hipokrato vyravo tokia paciento religija. Tai yra gydytojas, terapeutas, kuris jis eidavo iš paskos paskui klientą ir padėdavo jam pasiekti tų gydančių galių, susitikti su dieviškuoju Asklepijumi. Tuo tarpu nuo Hipokrato medicina tampa gydytojo religija, kur gydytojas tampa tuo herojumi, o pacientas kaip mūšio lauku, kur reikia susikauti su liga. Ir jau nuo Hipokrato laikų, reiškia, kai galėjo išgydyti gydytojas, dievų nebetrukdė. Tačiau jie ne visada pavykdavo išgydyti gydytojams ir tada siųsdavo būtent tai senajai inkubacijai. Šios dvi šakos sugyveno iki pat Asklepijonų gyvavimo pabaigos, puikiai sugyveno ir buvo taikomi abu gydymo būdai. Turbūt panašiai kaip dabar, jeigu nepadeda kartais, ta vadinama vakarietiškoji biologinė medicina siunčiama pas psichiatrus arba į psichoterapiją. Tai man atrodo, čia tokia analogija gali būti. Taip, koksgi Asklepijonų likimas? Svarbus, kaip aš minėjau, kad Asklepijonai užgeso su krikščionybė ir svarbus jų gydymo aspektai buvo įtraukti į bažnytinį gydymą. Iki 4 amžiaus bažnyčioje buvo naudojamos Asklepijaus skulptūros Kristui vaizduoti. Nes kaip pačioj pradžioje aš sakiau, kad tai yra ir vardas jo yra mylinčių akių dievas, ar ne, nepaliaujamai švelnus. Ir iš tikrųjų jisai buvo, panaudotas bažnyčiose.
Taip pat buvo naudojama ir sapno inkubacijos praktika, ypač šventųjų ir kankinių koplyčiose. Pavyzdžiui, šventoji Tekla, atsivertusi Švento Pauliaus sekėja, tapo krikščioniškos inkubacijos globėja, gydanti savo apsireiškimus sapnuose, kai sergantysis miegodavo šalia jos koplyčios, šalia buvusio Asklepijono įkurtos. Ir panašiai, daugiau tų pavyzdžių turim. Pavyzdžiui, Romoje, Tiberio upės saloje, Asklepijos šventyklos vietoje, Asklepijono vietoje buvo pastatytas vienuolynas dominikonų, kurio pagrindinė misija sergančiųjų gydymas. Iš dalies asimiliuotas krikščionybės, iš dalies nurungtas įsivyravusio herojaus archetipo, šiandien Asklepijaus veidas beveik išsitrynęs iš mūsų atminties, nors kadaise jis buvo vienas populiariausių graikų dievų. Asklepijaus mitas priešingas herojaus mitui, nes demonstruoja ne jėgą ir galią, bet pažeidžiamumą ir atsidavimą, sužeisto gyduolio veikimą. Po 1997 metų redakcijos Asklepijaus ir jo dukterų vardai išnyksta ir iš Hipokrato priesaikos. Čia mes matom iki ir po. Tačiau ar iš tiesų su Asklepijaus vardo išnykimu išnyko ir pats sužeisto gyduolio arba gydymo inkubacija archetipas? Tiek Jungas, tiek Freudas savo laiku domėjosi Asklepijonais. Galima sakyti, kad analitiko kambarys su kušete ar krėslu yra tam tikra prasme šiuolaikinis Asklepijonas. Išties ir Jungas žvelgia į sapną su panašia pagarba, suteikdamas jam autonominę prasmę, pagarbiai sutikdamas sapne pasirodančius archetipus. Ne vieno slopintą pasąmoninį turinį anot Jungo slėpė sapnai, bet taip pat ir nerealizuotas potencijas, tame tarpe ir dieviškumą. Ypač tai atsispindėjo jo santykė su taip vadinamaisiais didžiaisiais sapnais. Šiandien po pietų, man atrodo, mes turėsim progos išgirsti ir įdomų pranešimą apie didžiosius sapnus ir pamatyti, kad tai buvo. Neurozės plačiaja prasme Jungo buvo kildinamos iš atotrūkio nuo dvasinės funkcijos. Kartą Jungas seminare pasakė, kad bet kokios gilios analizės metu ateina laikas, kuomet ego tampa nebesvarbus, kuomet iškyla amžinojo pagrindo patyrimo svarba. Dievo pasirodymas sapne, epifanija senose ritualuose ir buvo to ryšio su dvasinė funkcija susigrąžinimas. Būtent tai ir gydė. Pacituosiu Jungą. Aš nesidomiu neurozių gydymu, mane domina numinus ir aš turiu palydėti savo klientus į numinozo patyrimą. Jei įgaunate šį patyrimą, jūs esate išvaduoti nuo ligos prakeiksmo. Citatos pabaiga. Taipogi Jungas matė šios senosios gydymo inkubaciją tradicijos sąsają su alcheminiu procesu. Abiejose kelias į atgimimą veda per sąlytį su mirties karalystė, alcheminiu Nigredo etapu. Ir pats Asklepijaus kilmės mitas taip pat atspindi alchemijos procesą. Anot Jungo. Abu jie kyla iš to paties archetipinio šaltinio. Na ir mano minėta sužeisto gyduolio mitologema, kurią Jungas plėtojo, taip pat ateina būtent iš Asklepijaus lauko. Šiais laikais yra nemaža bandymo atkartoti inkubacijos ritualus. Žmonės važiuoja, buvusius Asklepijonus, bando ten miegoti, laukti to sapno apsilankimo. Anksčiau Asklepijaus kultas išties ėjosi su konkrečia vieta. Dabar, kaip pastebi analitikas Maieris, inkubacija tai priemonės, kuriomis sukuriamas sąlygos gydančiam sapnui pasirodyti. Taigi esmeniu tampa erdvės ir sąlygų autonominiam gydančiam faktoriui psichėje pasirodyti sudarimas. Kaip sako amerikiečių analitikas Tomas Lavin, kuomet atrandame abatoną savyje ir išmokstame, kaip patekti į vidinę šventvietę, tuomet visa planeta tampa mūsų Asklepijonu. Nuo to laiko, kai piligrimystė tampa vidinė, kosą atrandame kiekvieną naktį, vos padėjo galvą ant pagalvės. Tai čia dar tokia skaidriai įsiterpia apie ikonografijoje, kaip vaizduotas Asklepijus su savo visais 3 gyvūnais, gaidžiu, gyvate ir šuniu. Ir paskutinė skaidrė, čia tiesiog įdėjau tai, kas dar yra likę iš Hipokrato priesaikos, išnyko Asklepijaus vardas, bet medicinos ženkluose, čia kairėje yra paramedikų ženklas, dešinėje yra pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos ženklas. Mes matome Asklepijaus lazdą su ją apsivijusią gyvate, tarsi išnyrančią iš požemio, tą genijus lokį ir skelbiančią mums pranašystę. Tai ačiū uždėmesį.